Dargiai. Tu negerai. Bet ir tai tos 3 dienos tai buvo ten po kokias 2-3 valandas. Strigom prie dėžės. Ar nebuvo vyru? Vaikyti. Jau buvo. Tiek. Va, atvažiavo mūsų keltuvas. Šiaip paletė nėra labai didelį. Galvojom didesnis bus šiek tiek. Galvojau, kad bus didesnis. Jisai įsiskleis. Ne, tai jau, bet čia pati paletė galvojau bus didesnis. Nu, bandom kažkaip mes jį pasistumt, bandyt gal vienas, tada ima dankratą. Pavojingai. Čia nebėnava būtų gerai buvę įkišt kaikštį ir niekur nenuslyst. Tai tada galėtum tempti, žinai. Kad ne ant to hidraulų. Čia va gal tada geriau. Va. Bandyk tik po valiai. Gerai, taip ir taip suleis. Neužteks. Neužteks. Tą kampą reikia paspalauk, kelk dar aukščiau. Dėt į aną kampą. Na, leisk. Štai. O, ir dabar kaikšti didelį prailginimą. Šitas. Na, panašus? Nu, tikrai nedings. Ne, iš dabar. Į ten. Bet dabar kulbį labai negerai. Kad karačia šitą pusį nenužegnotų žemyn. Vien? Na. Palauk dabar. Gerai. Pirštai ir kojas vos norės. Tą laikyk ančio pusę. Dargiai. Tu negerai. Gal jau kiek turim sveikatos. Gerai. Gerai, nenušė. Atsitempėm mes jį pirmiau nuo duobės to krašto. Ką mainuotus teitą rausyti? Nežinau, kam jį reikia įskelt. Čia reikia, žinai, ką pakišt karačia. O, kaip dai kelienį, čia silpniausia. Palaukit biškį. Ne, ančio. Į čia, jo. Nesutomšiai, tai viskas ten yra. Ne, aš... Palauk ir ne. Padėkit stumdį. Biškį noriu... Jis, matai, reikia padėti jam rankom. O stumėm... Va, ta lenta galėtų čiuožti štai. Va ta, kur ta dabar ranka. Todėl tas pipsikas giliau, ne? Kažkoks. Jo, Ne, bet tai neliečiu. tu jį turi padėti ant žemės, vis tiek, kaip tu nepadėsi. Nu tai. Daryk. Roda. Ir jo, dar reiks tų mašiną atgal. Nes į duobę neįlysim. Bet tą mašiną dar taip atgal būdavo. Jo, dar atgal. Stum dar atgal? Da, pastum. Marija. Žinau gerai. Aš dar esu atgal pasumai. Nesidaro. Jau mašina turi būti pakelta. Ir dar keltuvas turi važiuoti atgal. Bet tokia kaip efkiai neis pakelt. O čia gaunasi, žiūrėk, lapkį dar net šarkos lenda. Čia va, taip negali būti. Ne.
Nes ratas žemėja paskui, kaip jisai kyla mašina. Eina į apačią ir tada atsimeni remiasi. Į padangą. Dar turim per, nežinau, kokius 5 tomus, tai tikrai. Žymiai beveik. Nu va, čia kažkur ties šito gale, va, ties šito galu yra kaladėlė. Va čia jie. Čia yra kaladėlė. Ką rodo? Tai čia matuokliai, kaip suprantu. Čia šitai du, ne? Jaučiu, čia nieko daugiau neprašyti. Dar nieko nesiekia? Siekia jau. Nu, kai neprisuki, tai... Tai tiek. Ai, tai gerai, man. O tai dar vis tiek čia subėgs, dar jau čia reiks pilti. Bandom? Bandom. Normaliai jis kyla. Blemba, kyla tai daug. Nu, neblogai, ką? Nu, va čia. Nu, dabar matau, kodėl jis tiek daug svėrė. Nes taip tai nesupratau. Aik, ir šitos vietos pilna. Bet tai Ne, dabar normaliai. galėtų būti lubos didelės, va. Ne, kaip smagu. Aik, savo. Metalas, pažiūrėk, kokius turi iš tikrųjų. O juda? Neprisuk, tai žinai dabar dar Ja. aukštas. Čia kaip ir nieks nelykina. Tai dabar ties turi būti ant cilindrų. Pūnų, va, Yra, ne? Na va, sudėjom šitą. Dabar liko mum tik tai užsikaikščiuot tuos ir viskas, galim susikelt. Va, akių lygiai maždaug reik pasidėt. Pasistatėm pilnai, susidėjom dėžę, viskas veikia. Kaip sakai, sunku buvo? Buvo biškai ką paveikti. Kai pirmą kartą darai tokį dalyką, tai nu... Tu užtrukom apie 3 dienas kažkur. Jo. Bet ir tai tos 3 dienos tai buvo ten po kokias 2-3 valandas. Tai labiausiai tai strigom prie dėžės visų pajungimų. Reikėjo persidaryti viską jo, toliau susižymėjom viską. Susilygiuot buvo dar vienas toksai didesnių darbų. O toliau kaip ir viskas aišku, čia susigrėžiojom viską, susidėjom tvarkingai. Tik dar aišku, tepaliuko likę reikės įsivalyti. Tai bandom stumtis mašiną, žiūrėti kaip čia mums seksis. Dar greičiausiai reikės pasidaryti tokius užvažiavimus, kad pakiltų šiek tiek, nes mažesnė mašina tai nelabai užvažiuot norim. Tai stumsim dabar audinę, turėtų šiaip manau to pasikelt. Bandyk! Vary. Oi, labai gerai. Vary.
Ale ir dūmina. Vaizdas geras. Čia ir dūmina tą mašiną, čia reikia žiūrėti, kas čia yra. Kažko Pilkas taip nebuvo, taip Duok tikrai. man, 2. Ai, bandoma. Maža daug čia. Audiniai. Nu, lift. Pirmas bandymas, kaip sakant. Bėg taip ir nebėga niek. Sargiai stovi. Aju. Ai, tu pažiūrėk, kiek ta mašina pakyla. Ačiū, pala, stok. Nes paskui, kad nuleist, jinai dar jinai vėl pakyla, jo. Jinai kyla dar. Čia kur linijos, tai truputėlį reikalai. Bet tai čia taip ir turėjau būti. Kaip šiaip, tipo. Kažką, va čia galima jau eik. Blemba, kietai. Gerai, dabar ties tegau pro. Pažiūrim, kiek dabar, jeigu leis, kiek jinai kyla. Aha, Nu, pakyla. Viskas. Daug liniuotė man. Ir daleiskim mes, jeigu nuo stogo. Trumpesnė gal. Blemba, jo kampuką. Turim 23 cm. 23 somai, ne? Grinai nuo aukščiausios vat vietos. Jo, tu ją leisk čia min. Žiūrėk, tik atsargiau dėjom. Hop! Kiek Buvo 18. O buvo? 23. 18, 23, nu tai 5 semus kyla. 5 somus. Čiučiut. Hop! Turim 15. Leisk čia min. 10. 5 somus. Kyla, ne? Mes 5 somus galim pasilikti, dairė 5. Nu, pavojų. 10. Nuo mašinos aukščio. O, tu vaikeli, tai ką mes dabar pasilikom? 10 somų. 10 somų, tai šiaip po liks toks tarpukas ir turėtų leisti žemyn. Ne, aš dabar leidau žemynių. Tai aš žinau, bet jinai vis tiek kilo. Ta prasme, jinai kita. Tai dabar nesileis žemyn iš karto? Noriu pasakyti. Ne, jinai vėl kils. Vienai pakils? Vėl kils. Viskas, čia maksimum, ką galim palikti 10 somų nuo stogo, nuo aukščiausios vietos. Tai dabar va, tiek va iškelta maksimumas, kiek įmanoma iškelti. Pažiūrim. Drąsiai, tai va dirbėjau prie rato, net praktiškai, net pritūpt, nei teo iškėlus rankų. Grinai, akių lygiai viskas eina. Jo, grinai. Ką tai dabar, man reikia, noriu aš pažiūrėti, kaip tai viršui reikalas. Nesuspaus gal? Matonu. Vaikyti. Jau buvo. Tiek. Gerai, man. Viskas. Damn. Tai va tiek iš mūsų. Uždėkit laiką, pasubscribinkit, pakomentuokit, kaip manot, ar žirklinis geriau, ar dvipolinis. Ačiū, kad žiūrėjot ir ką, iki kitų sykių. Iki. Peace.